Kągi, mano laisvadienis. Savo laisvadienį išnaudosiu laiką leisdamas gamtoje. Atvykau prie Obelijos ežero. Ketinu čia pasėdėti iki vakaro. Pažiūrėsim, kągi čia galima pagauti. Paskutiniam dienom buvo pliusas, daug sniego nutirpo, labai toks neaiškus, 2 sluoksniai ledo. Bet aišku, turbūt įtakos tam apatiniam ledo sluoksniui nepadarė. Šitą šilumą. Reiks paėt biškį, pabandyti prasivėrt skylę, pasižiūrėti ledo storį. Žvejų kol kas, kiek mačiau, 1-2 gal tik tai. Tai tikiuosi, tai nereiškia, kad nekimba. Gal tiesiog nieko nėra, nes darbo diena. Pagal savo naudojimą programėlę giliai nustatyti. Ketinu eiti į tą vietą, kur šlaitas yra. Tai nuo ten, kur dabar pasilikau mašiną, reikės eiti apie kilometrą. Netoli visai. Pasitikrinau, tai pakankamai storas, saugus ledas. Apie 17 cm. Tik biškai nesmagu vaikščiot, kada ant ledo yra vandens. Bet kai visada valandėlė kita ir save sauga liks paskutinėje vietoje. Tai čia yra ta programėlė, kurią naudoju. Jinai vadinasi Gylis. Tiksliai nežinau, ar šiuo metu yra mokama, bet kai pirkau prieš keletą metų, jinai buvo mokama. 1 euras. Šiaip pakankamai geras dalykas. Labai tiksliai negaliu pasakyti, ar jinai rodo, bet reikiamus gylius, kažkokius šlaitus, skardžius matau. Tai dabar pagal programėlę po manimi 3 metrų gylis. Tai ketinu eiti iki, tuoj parodysiu, iki šitos vietos, kur 6 metrų gylis ir ten pakankamai greitai gilėjantis krantas. Tikiuosi ten pagauti žuvies. Man likę dar 400 metrų. Einam, bandysim gręžti skylės, žiūrėsim, kasgi čia vyksta su šituo ežeru. Gręžiu daugiau skylių, nes ketinu naudoti pašarą ir gaudyti baltą žuvį. Sistemėlę naudoju 2 avižėlių. Šiaip jinai tinka labiau didesniem gyliam, bet kada naudoju tokią meškerėlę, ne balalaiką, tai man asmeniškai yra gerai.
su 2 avižėlėm. Ant kablio žinoma ne kas kitas kaip Matilis. Aš labai stengiuosi nemažinti kiekio maunamų ant kabliukų. Dedu ko ne tiek pat kiek ir vasarą. Gal tai nėra gerai, bet aš nesu žvejys profesionalas. Aš esu mėgėjas, todėl aš ir gaudau ne kaip profesionalas. Todėl dažnai nieko ir nepagaunu. Kągi susimoviau. Bandysim leisti iki dugno. Sukelsim šiek tiek nuo dugno. Žinoma, aukštesnė avižėlė bus žymiai aukščiau. Reikia traukti, žiūrėti, ar nesunaikina mano masalo. Viskas yra, viskas gražu, leidžiam toliau. Dugnas. Nusipirkau trikojį, bet iš jo mažai naudos. Su vienu be šansų kažką tai daryti. Reikia antro. Mano kokia 20 ketėja, visiškai nei vieno jokio kibimo, nieko, jokių ženklų kibimo nėra. Niekas absoliučiai nekimba. Nežinau, aš bandžiau turbūt viską. Ir giliai pasirenkęs įvairiausią atstovą nuo kranto, didesnį, mažesnį. Nėra šansų čia kažko tai pagauti. Tai taip bėga mano penktadienis. Gaila, kad be žuvytės. Gaila, neturiu nei vieno pagauto laimikio. Netgi nei vieno kibimo neturėjau. Bet nėra tai blogai. Grynas oras yra sveika. Tik aš nesuprantu vieno dalyko. Metai iš metų čia nėra žuvies. Žiemą žuvies čia pagauti praktiškai neįmanoma. Turi naršyti praktiškai visą ežerą. Gylis visur daugmaž vienodas. Kaip galima rasti to žuvies? Dabar yra po 2:15. Tai dar pabūsiu 15 arba 20 minučių. Pradėsiu pakuotis ir judėsiu link savo transporto. Prasti popieriai, bet nieko nekimba. Išbandžiau avižėlę. Jokių kibimų. Išbandžiau balansyrą. Jokių kibimų. Ant blizgės irgi jokių kibimų. Per 5 valandas nei vieno kibimo. Tai yra kažkas baisaus. Nesuprantu, kas čia joms yra. Dvejojau važiuoti į čia.
Nes čia visada žiemą prasti popieriai. Poledinė žūklė, bet atvažiavau. Įsitikinau, kad ir šiais metais lygiai tas pats. Nežinau, kągi čia dabar daryti, neįsivaizduoju. Sėdim ir laukiam. Per 15 minučių visos dienos laimikio nesugausiu tikrai. Turbūt nesugausiu net ir vienos žuvytės. Nemalonu. Paukoju visą savo laisvą dieną tam, kad nieko nepagautų. Dabar žvejo bilietas kainuoja jau nebe 14 eurų. Metinis. Kiekviena žvejyba tampa vis brangesnė, žuvies pagauti vis sunkiau ir sunkiau. Gali virpinti avižėlę kiek nori, nuo to niekas nesikeičia. Šios dienos žvejyboje. Viskas, baigiau žvejybą, judu link mašinos. Nėra šiandien baisiai šalta, bet visas kelias likęs dabar bus prieš vėją. Nėra labai smagu. Pareisime. Gaila, kad nieko nepagavom. Tikrai gaila. Bet manau, kiekvienas žvejys arba žvejys mėgėjas yra turėjęs tokių žvejybų, kaip kad aš šiandien. Tada grįžti be vakarienės.